bet taip turbūt nenuvertinat varžovų, pasismagino šiandien, smagiai pasižaidė. Kiekvienos varžybos, kaip pasakyti, noris pasismaginti ir gerai sužaisti. Svarbiausia pasiruošti jom ir susikaupus žaisti nuo pradžio. Aš manau, mes neturim teisės pralošti prieš šitą komandą šiais metais, tai reikia tik tai dirbti ir viskas gerai gausis. Bet nuotaika atsarginių žaidėjų salelė šiandien turbūt buvo kaip niekada gera. Ne visada gera, bet paprasčiausiai gal atsipalaidavom, vis tiek rezultatas didelis buvo, tai gerai, visi žaidė, visi pasižaidė, labai gerai. Ar rungtynės pradžioje taip gana sunku, kaip ten jau pirmos 4 minutės, ten susikaupimo trūko ar tiesiog? Aš manau, gal nervingai biški, tokių klaidų ten mes, nežinau kodėl iš tikrųjų, gal labai norėjom iškart pradėti viską gerai daryti, tai gal dėl to čia taip gausi, bet paskui vis tiek treneris paėmė minutę, pasakė, viską pradedam nuo nulio ir važiuojam. Juventus pateko dabar jau tarp 4 geriausių iššūkio taurės turnyro komandų, tas paskutinis turų atlyginimai labai jau ką lems. Aišku, nesinori prognozuoti ar kažką, bet kokią varžovą norėtumėt pusfinalyje? Aš galvočiau, kad tas patekimas čia minimalus dalykas. Čia jisai buvo nustatytas, ten reikėjo mums išeiti, mes išėjom ir tvarkoj. O toliau visos tos, kurios komandos ten pateks, man atrodo, visos jos yra tos, kurias mes įveikėm. Tai tik tai pasiimti kažkokią varžovą, eiti žaisti, laimėti. Aš manau tiek. Marijau, žinau, kad šią pergalę norėjai dedikuoti kažką. Jo, sūnaus gimtadienio proga ir visai Lietuvai su nepriklausomybės diena.